Sveiki, aš Simona Jehudit Korkus ir noriu pakalbėti su jum merginos. Būkit geros, nesidėkit krūtų implantų, jūs esate ir taip gražios. Aš noriu pasidalinti, kaip krūtų implantai sužalojo mano imunitetą ir kiek daug žalos man padarė mano sveikatai. Aš tiesiog galvojau, kad aš įgysiu daugiau pasitikėjimo, jeigu aš pasididinsiu krūtis implantais. Ir tai buvo pirmus 5 metus, taip aš jaučiausi įgyjusi daugiau pasitikėjimo, bet vėliau mano sveikata pradėjo blogėti ir blogėti. Netgi daktaras kada pasakė, kad implantai jie gali pakenkti tik tai tuo atveju, jeigu jie plyštų ar sprogtų. Mano buvo visiškai švarūs, nieko jiems nebuvo atsitikę, neplyšę, netrūkę. Ir jie vis tiek man sukėlė labai daug žalos. Va štai aš jums parodysiu, jie yra visiškai 8 metų senumo, visiškai tobuli, tokie patys, kaip man juos kad įdėjo, jie lygiai taip pačiai atrodo dabar. Bet aš noriu pasakyti, jie man taip stipriai pakenkė. Aš jaučiau nuovargį, visą laiką buvau pavargusi, labai stiprus nuovargis. Plaukų slinkimas, mano plaukai kuokštais linkdavo, nereikėdavo net šukų, aš įdėdavau ranką į galvą ir galėdavau išimti saują plaukų. Atminties praradimas, aš pradėjau pamiršti dalykus, vairuoju, neatsimenu, kur važiuoju, aš pamiršdavau paimti vaiką iš mokyklos. Pamiršau netgi, kada mano vyro gimtadienis, kuriais metais jisai gimęs, kalbuosi su draugėm ir neatsimenu, ką mes vakar veikėm kartu. Žodžiu, mano širdis labai permušimai buvo, aš būnu pusryčiauju, o jaučiu, kad taip lyg tai bėgčiau maratoną. Žodžiu, aš ėjau iš vieno gydytojo pas kitą ir dariausi visus įmanomus tyrimus ir viskas buvo gerai. Jie sakė, mano sveikata yra puikiai, viskas gerai, bet aš nesijaučiau puikiai, labai jaučiausi prastai. Ir aš auginu 3 vaikus, tai man gydytoja bandė sakyti, kad man yra pogimdyvinė depresija, už tai aš taip jaučiuosi. Žodžiu, viskas tyriausi dėl implantų, pasidariau echoskopiją, patikrino mane, viskas sakė gerai, sakė, kad aš išsigalvoju dėl implantų, nes jie yra visiškai saugus ir jiems yra viskas gerai. Tol, kol pati nepradėjau ieškoti informacijos. Kai pati suvedžiau į internetą savo simptomus ir atradau moterų grupę, kuri vienijo 100 000 moterų lygiai tokiais pačiais simptomais kaip ir aš, ir jas vienijo vienas dalykas – krūtų implantai. Toje grupėje moteris dalinosi, kurios išsiėmė implantus, jos dalinosi, kaip pagerėjo jų sveikata. Simptomai arba visiškai pranyko, arba sumažėjo. Ir aš, aišku, nieko nelaukius irgi užsirezervavau operacijai. Ir aš noriu pasakyti, prašau, mielos moteris, neikit per tą dalyką, nes anksčiau ar vėliau reikės juos išimti. Reikės tuos implantus išimti ir tai yra dar didesnė operacija. Ir kokį pragarą moteris pereina, jos pereina norėdamos būti gražios. Tai yra baisu, aš negaliu net apie tai pagalvoti. Dabar yra nauja technologija, kad moteris nori atrodyti, kad tai yra jų natūrali krūtinė ir kad nesimatytų pjūvių, implantus deda per bambą. Tai yra taip baisu, taip šlykštu, net negaliu apie tai pagalvoti, su tokiu didžiuliu metaliniu kuolu per bambą ten kiša tam, jeigu norit, žiūrėkit video per YouTube, bet čia yra labai baisu. Ir ką aš noriu pasakyti, išėmimo operacija yra žymiai sudėtingesnė, žymiai baisesnė. Vadinasi, kad didesni pjūviai, didesnis laikas, reikalinga daktaro didesnė patirtis. Nes implantas turi būti išimtas en bloko būdu, kad moteris pasveiktų nuo ją kankinančių simptomų. Tai vadinasi, visi toksinai, jie yra kapsuliai. Kapsuliai tai yra oda, plėvė, toks audinys, kurį mūsų nuostabus kūnas užaugina, kad apsaugoti nuo chemijos. Kada yra implantuojamas tas implantas, iš karto užauginama kapsulė kūno, kad apsaugot. Nes implantas yra padarytas iš 40+ chemikalų, neurotoksinų, sunkieji metalai, acetonas, platina. Baisu, norit pasižiūrėkit, prašau, aš savo Facebook'e dalinausi implantų ingredientais. Ir visi tie baisus ingredientai, jie nutekinėjo į organizmą, o organizmas tiek gali, tiek jisai save saugo ir už tai užaugina tą kapsulę. Bet
vis tiek nėra įmanoma tokį kiekį chemikalų apsaugoti kapsuliai ir tai yra vadinasi angliškai silicon bleeding, tai yra kada silikonas jisai vis tiek labai mažų kiekių, bet jisai į organizmą nutekinėja, visi tie sunkieji metalai nutekinėja ir jie apsistoja mūsų smegenyse, todėl būna ir atminties praradimas, mūsų imunitetui labai stipriai kenkia. Žodžiu, operacija, kad implantą išimti šiuo N-bloko būdu, reikia labai atidžiai pačio implanto neliečiant, kartu su kapsulė išimti. Kapsulė būna priaugusi prie šonkaulių. Tai vadinasi, turi jum padaryti didesnius pjūvius, atidaryti krūtinės ląstą taip, kad galėtų nugramdyti nuo šonkaulių. Po šonkauliais mes turim plaučius, todėl turi būti operacija atlikta labai atidžiai, kad nepažeisti plaučių. Žodžiu, tai yra labai baisus dalykas. Prašau, moteris, neikit, prašau, išmokit mylėti save. Mes esam nuostabios, visos esam sukurtos tobulai. Tiesiog mums reikia atrasti save. Moteris yra daug daugiau negu jos krūtinė. Tai aš tiesiog noriu jums visom palinkėti išmokti mylėti save. Aš perėjau labai didelės gyvenimo pamokas ir dariau drastiškus dalykus, kad tik tai mane kažkas mylėtų. Tai aš sirgau ir anoreksiją, ir bulimiją, ir mečiau svorį, ir buvau apsinuodijusi, perdozavusi diet pills, svorio metimo vaistų. Ir implantai, o viena operacija, išėmimo operacija, žodžiu, kol aš pagaliau išmokau mylėti save. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mano vyras mane myli tokia, kokia aš esu. Ir aš kiekvienai jūsų linkiu išmokti mylėti save. Atsistokit prieš veidrodį ir sakykit savo komplimentus. Žinot, ką aš išmokau? Aš išmokau nueiti pas mano vyrą ir sakyti, kad man reikia komplimentų. Nes taip, iš tikrųjų, mums jų reikia. Todėl čia yra nieko gėdingo ir nieko blogo. Nueiti pas vyrą ir pasakyti, man reikia, kad tu pasakytum šiandien, kad aš graži. Ir tiesiog tą komplimentą išgauti. Žinot, jeigu jisai pats nesugalvoja sakyti, tai mes turim jų paprašyti. Ir čia nieko tokio. Jeigu mano vyras priprato man sakyti komplimentus ir aš jaučiuosi gyva dėl jų. Ir būtent kiekvienai moteriai tų komplimentų reikia. Todėl tėvai, girkit savo dukras nuo pat mažumės, nuo mažo amžiaus, nes joms to reikia, jom reikia dėmesio, jom reikia komplimentų. Jeigu tėvai, tėčiai, kaip vyrai komplimentų, jeigu nesakys dukroms, tos dukros komplimentus vis tiek gaus kažkur iš gatvės vyrų, iš interneto, postindamos savo nuotraukas ir laukdamos tų laikų iš vyrų, laukdamos komentarų. Ir prašau, mylėkim savo kartą. Kai mes išmoksim pradėti mylėti savo moteris, savo dukras, tai tada ir nebeliks, bus daug geriau. Merginoms nereiks sirgti visom tom baisiom ligom, valgymo sutrikimais ir darytis plastinės operacijas. Gerai, prašau, jeigu norit manęs kažko tai paklausti apie mano išgyvenimus, apie tai, kaip aš pasveikau nuo anoreksijos, nuo bulimijos, kaip įvyko mano implantų išėmimo operacija, jeigu reikia jums kažkokios informacijos, aš tikrai apie implantus žinau dabar daugiau negu turbūt kuris nors plastikos chirurgas. Tuo labiau apie implantų žalą, apie jų išėmimą ir apie visus ingredientus. Ir aš manau, čia yra taip baisu, tai turėtų būti įvestas įstatymas, kad moteriai atėjus didintis krūtinę, plastikos chirurgas pirmiausiai jai turėtų duoti visą medžiagą, kurioje parašyta implantų sudėtis ir simptomai, kas gali įvykti imunitetui nuo implantų. Ir tada moteris grįžusi namo paskaitys visą tai ir sveiko proto pacientė daugiau niekada tenais negrįž. Aišku, žinoma, daktarai to nedaro, nes kitaip tai jiems nebūtų pelno. Tad prašau, moteris, jūs visos nuostabios ir mielos ir esat tobulos.